Sveiki visi, šiandien aš darau video, jeigu nesavaitė jūsų, tai šiaip taip. Na žodžiu, aš turėsiu kalėdinius papuošimus ir jūs žinote tokios spalvotas klygas visokios, žodžiu, aš su jais nupieš galima ant tokios plėvelės ir tiesiog palaukiu, kol išdžius ir tada tau būna tiesiog, būna spalvoti daiktai. Tai aš padariau, čia yra dovanos, spalvotas visokias sniego senis, snaigės, pusnys visokios ir eglutė tam darba. Šviesa truputį stora, gal užgesinsiu šviesą. Matot tas juodas. Dabar užgesinsiu, nes tikrai jau labai gan tamsu. Nebuvo daug rūdžių. Tai žiūrėjau, dabar yra vakaras, kaip matot. Tai va toks, taip iškamatas. Ir va čia visi tie, čia kibiras ant galvos. Čia va tai kibiras. Toks fainis. Žodžiu. Ir dabar lauksim, kol išdžius. Ir aš nusivaliau langą, priklijau tą eglutę. Va čia. Kitus, kur valiau. Tai čia turim. Ir dabar knygutės. Galiu reikia žiūrėti, kur. Atsinešiu lipnios juos skaidros. Va tokios vat. Ir pasimsim kokią nors. Va. Kur manas knygutės? Gal jos kažkur nukrito? Na, žodžiu. Tarkim, ant spintos čia priklijuosiu. Na, žodžiu, čia priklijavau. Permatom juosą, čia prižiūrėti. Ir klijuojam spintos aukščiau, dar galėsiu kažkur ant lempos, va. Na, žodžiu, klijuojam. Ir aš pasipuošiau va čia štai, tada, va čia tokį va padariau. Čia šiaip yra lipni juosta nuo kėdės tęsiasi iki šičia ir va tokį padariau, nes aplink ten iš jo padaryti ir taip daug gražių. Ir galą einant mažėja, bet čia yra jau tokios keinišiosios. Tai va, kol kas man tiek užteko. Mano tie dalykai džiūsta, šitas jau išdžiūvo. Taip va. Ir dabar klijuojam. Taigi, aš baigiu filmuoti šį video, bet to nepamirškite paspausti like ir subscribe mano kanalą, dėl to, kad aš labai norėjau jums įtikti. Ir jei jūs norėtume daryti, tai iš tiesų galite su spalvotais klijais pasidaryti kažką ir išdžiovinti ir priklijuoti tiesiog prie lango. Ir tiesiog baisiai gražiai atrodo. Bet tas snaigus išsikarpyti paprasčiausių. Ir prisiklijuoti silpną juostą, bet to, kaip aš norėjau, kai sakiau, nuo vienos vietos iki kitos tiesiai. Ir tada į ten sudėdam taip ir atrodo, kad jos krenta iš tiesų. Ir tai buvo tiesiog gražu. Ate.